esam turėję ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų, tai mikroplastiko populiarumas iš tikrųjų labai smarkiai išaugo, o dabar ir tos pačios padangų dalelės naudojimo metu yra kaip ir pakišamos po tuo kaip skėtinių terminų. Kokia yra tų vadinamų mikroplastikų žala? Girdime, kad jų dabar turime kiekvieną savo organizmuose ir maiste, ir netgi gimstančiuose kūdikiuose jau yra sekamas mikroplastikų kiekis. Kur čia mums jie gali pakenkti ir kaip jie į mūsų organizmą patenka? Tai kaip jau ir minėjau, mes gamtos tyrimų centre atliekam dažniausiai Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, kuriuose mes bandom išsiaiškinti būtent tą toksinį poveikį žuvims. Tai mes pradedam nuo žuvų, kaip kad tų stuburinių modelių, ir mes atliekam tos eksperimentinius tyrimus ir tada išmatuojam tam tikrus rodiklius, parametrus, pagal kuriuos galim spręsti, ar yra kažkokie tai pokyčiai, ar yra kažkoks tai efektas nuo normos. O jos patekti gali labai įvairiais būdais, tai jeigu kalba eina bendrai apie mikroplastikus, tai ir su vandeniu, ir su maistu, ir netgi kvėpuojant. Kokį pavojų tos mikrodalelės, nanodalelės gaisrų atveju gali kelti vandens telkiniams? Kaip jos išsiskiria ir ar įmanoma jas kažkaip pašalinti, kad tol